maloniai nustebinta, kad jūsų čia tiek daug. Ir kad manau, kad ta tema, mesgi kalbam apie knygų knygą. Apie knygą, kuri vadinama Dievo žodžiu, nes joje yra, jinai byloja ne tik tai apie pasaulio ir žmogaus sukūrimą, jo prigimtį, ten yra ir tautų patirtis, ir tai, ką galima išmokti, kokios išminties lobynas, ir tas jo žmogaus erškėčiuotas kelias, ir jo paieškos gėrio ir grožio. Ir visa tai yra toje knygoje, kuri iš tiesų yra labai sena ir nesenstanti, ir todėl savo aktualumu jinai išliks visada aktuali. Tai vat ta, ką jūs matysite, tai ir yra šitos dalelės, šito viso nešamo gėrio ir nešamo būvio. Tai aš gal trumpai pasakysiu, nes iš tiesų tai knyga yra tai, kas leidžia gyvuoti ir Lietuvos Biblijos draugijai. Dėl to, kad mes ir esame tam, kad laikytumėm, skleistumėm šitą Dievo žodį. Ir nors esame savarankiška organizacija, bet taip pat tuo pačiu priklausome ir pasauliniai Biblijos draugijai. Ir esame viena iš 150 šalių, kurios veikia atskirose šalyse. Ir būtent rūpinasi tuo, kad perteiktų, saugotų, verstų ir skleistų tą Dievo žodį. Tai dėl to visi mūsų projektai, mes esame įsipareigoję tai Biblijai. Ir mūsų tikslas yra, kad Biblija pasiektų visus, nes mes patarnaujame bažnyčioms dėl to, patarnaujame atskiroms žmonių grupėms ir individualiems žmonėms, kad tie, kas gali, kas negali, visiems būtų prieinama šita knyga. Tai va dėl to, reiškia, mūsų ir projektai su tuo susieti. Nes pradedant nuo darželių, kur mes einame ir su vaikais praktiškai tas Biblijos istorijas, kad jie susipažintų su tai, ką mes švenčiame, Kalėdas, Velykas, iš kur visą tai atėjo. Tai su tais vaikais mes taip pat darome projektus ir dovanojame tiem, kurie negali, mokykloms, bibliotekoms, neįgaliems, kraujo centrams ir visiems žmonėms, ligoninėms, kurie galbūt nelabai gali įsigyti ir gauname paramą, visą tai dovanojame. Taip pat rūpinamės, kad tas Dievo žodis būtų ir tiem tikintiesiem kokybiškas. Tai dėl to dabar atliekamas ir vertimas ir taip pat, ten galėsite pamatyti, mes taip pat verčiame Naują Testamentą į gestų kalbą, kad ir kurtieji žmonės galėtų pasigirti. Tai va tokia yra mūsų paskirtis. O dabar, žinot, Biblijos istorija yra antiek sena, juk skaičiu, jau net neimant Senojo Testamento, jau krikščionybės laikai skaičiuoja tūkstantmečius, ne? Tai dėl to jūs galite suprasti, kad bet kokia paroda niekada neišsems nei tos gelmės, nei tų lobių, nei tos visos istorijos. Tai yra neįmanoma. Tos patirties, kuri yra nešama, nei viena paroda šito negalės perteikti. Bet vis dėlto mūsų jungtinėmis pajėgomis bent per kelis tokius truputėlį fragmentuotus dalykus mes galime apie ją pakalbėti, galime šitą parodyti. Tai va dėl to norėčiau trumpai pristatyti, kągi jūs čia galėsite apžiūrėti ir kur stabtelėti, kur daugiau paskaityti. Tai vienas iš eksponatų, kuris labai šiek tiek paslėptas yra, šiek tiek sumažintas yra, bet vis dėlto ten yra tokia kaip ir Biblijos tūkstantmečių istorija sutalpinta į kokius 3-4 metrus. Tai ten yra pagrindiniai, kai kur, per tokius pagrindinius, esminius įvykius arba kokius tai žmonės, kurie įtakojo istoriją, iškai trumpai toks
istorinis žvilgsnis šiek tiek. Ir per vidurį pamatysite tamsesnę juostą, tai yra laiko juosta, kuri eina ir išsiskleidžia tada, kai ateina krikščionybė pas mus. Ir kada Biblija pradeda skleistis per vertimus, nešdama savo vertybės į tautas, per inkulturaciją, kada, reiškia, praturtinama yra vietinė kultūra, vietiniai papročiai, tom krikščioniškom vertybėm, kurios iš tikrųjų yra, taigi labai įtakojo, mes kartais nesusimastom, bet iš tikrųjų ne tik tai istorija įtakojo ir mūsų demokratiją, ir mūsų visą meną, architektūrą, muziką, dailę. Tai juk puikiausiai žinote, kad kokio 18-19 viduramžių meno jų nesuprasi be Biblijos siužetų. Tai dėl to visa tai yra nešama ir ten yra išskleista tiesiog ta reiškia visa istorinės tokios atkarpėlės. Bet Biblija skleidėsi ne tik istorijoje, Biblija skleidėsi ir raštu. Tai yra, jinai buvo užrašinėjama ir va ten gale, jūs matysite tokius 9 paveiksliukus, ten yra rodoma, kaipgi jinai buvo užrašoma. Pradžioje, žinoma, tai buvo žodinė kultūra, įsimenama tam tikri tekstai ir taip toliau. Todėl paskui pradėta rašyti ir matysite pavyzdžius, užrašyta pavyzdžiui ant papiruso, ant pergamento, kaip buvo rašoma. Taip, ten yra vienas paveiksliukas, kuris yra sidabrinė plokštelė, kurioje yra iš Senojo testamento Aarono palaiminimas. Kadangi hebrajiškai čia turbūt mažai kas supranta, aš jums pasakysiu, kas ten užrašyta, kas yra tas Aarono palaiminimas. Viešpats te laimina ir te saugo tave. Viešpats te apšviečia tave savo veidu ir te būna tau maloningas. Viešpats te pažvelgia, tave maloniai ir te suteikia tau ramybę. Tai vienas iš jų. Ir toliau, einant toliau, buvo užrašoma ant kodeksų, tai yra knygos pirmavaizdis, kada buvo spausdinami, rašomi ir segami, tokius kodeksus vadinamus. Tai ten yra tiesiog tokia trumpa užrašymo istorija, irgi, kurią galima pamatyti. Tai ta kelionė Biblijos per užrašymus, jinai atėjo ir į mūsų šalį, į mūsų kalbą, lietuviškai pradėta. Tam reikėjo išversti ją. Ir tai iš tiesų labai nelengvas, labai sunkus darbas. Ir žinoma, didžiosios šalys, jos turi daug vertimų. Jos turi vokiečiai ten apie 40 vertimų ir taip toliau. Pas mus nėra tiek daug, mes esam daug kuklesni. Ir pirmasis, kuris ryžosi visą Bibliją išversti, buvo Jonas Bretkūnas. Tai buvo 1590 metai. Ir čia jūs matysite vieną, tai buvo Biblija spausdinta, tai jinai nebuvo visa, kaip išspausdinta kaip Biblija. Bet vokiečiai darė faksimilę ir Vokietijos Biblijos draugija vienoj bažnyčioje surado, kad buvo pora baltistų profesorių, kurie bandė transkribuoti ir mokslinį darbą daryti iš to. Ir jie rado tas faksimilės, nupirko jas ir mums padovanojo. Tai dėl to jūs taip pat galite pavartyti tą vieną iš faksimilių, kurios yra pirmojo lietuviškojo vertimo. Tai tie žmonės, kurie vertė, yra keletą autorių, jūs matysite ten galiniai toj sienoj, vertė ir Chilinskis, ir Jurėnas, ir Bulis Daud, buvo keli ir Skvireckas, ten matysite Rupšys, Kavaliauskas, ten yra tie leidiniai pristatyti, jūs matysite per tą istoriją. Dabar, ką mes darome, mes taip pat atliekame Naujojo testamento vertimą su komentarais, kas yra labai svarbu, nes žmonėm, žinote, tie vertėjai jiem yra tikrai sunku, juk yra labai tolima ta kultūra ir ne tik geografiškai, kalbiškai ir kultūriškai visai. Tai tą reikia įeiti ir todėl, kai jungtinėse Biblijos draugijose šiuo metu yra paprastai sudaromos komandos vertėjų. Tai nebėra taip, kad verčia vienas žmogus.
yra reikalinga, nes vienas žmogus neaprėpia. Mes turime graikistę, kuri yra labai gera specialistė ir Platono, ir senovinių graikiškų raštų, nes Naujasis testamentas buvo originalia graikų kalboje, senasis hebrajų kalba. Tai ir lituanistė, ir teologas, ir biblistas, žodžiu, jie suvienyje visas jėgas ir tada gaunasi vertimas. Jeigu kas galėsite, būtinai ateikite balandžio 26 dieną, 4 valandą atvažiuos vienas iš vertėjų ir čia skaitys paskaitą apie tą visą lietuviškąjį kelią Biblijos vertimo ir jisai atsakys į jums rūpimus klausimus, jisai galės jums papasakoti daug įdomių dalykų. Tai dėkui Čiurlionio meno muziejui, kuris tikrai rūpinasi visą ir edukaciją ir viskuo, tai kas galite, prašom ateiti dalyvauti. Dabar yra dalykas, kad kartais žmonės sako, nu kam tie vertimai nauji, juk yra, taip sakant, jau turime mes tą tekstą ir taip toliau. Aš norėjau jums tiesiog po kelis sakinius paskaityti iš kelių vertimų, kurie rodo, kad keičiamės ne tik mes, keičiasi ir mūsų kalba. Ir paklausykite iš dabartinio vertimo po kelius sakinius. Judėjos karaliaus Erodo dienomis buvo vienas kunigas vardu Zacharijas iš Abijo giminės, turėjo žmoną vardu Elžbieta iš Aarono dukterų. Dievo akivaizdoje jie buvo teisūs, gyveno nepriekaištingai laikydamiesi visų viešpaties įsakymų ir nuostatų. Jie neturėjo vaikų, nes Elžbieta buvo nevaisinga ir abu buvo senyvo amžiaus. Kaip jį išvertė Bretkūnas, tai yra 16 amžiaus pabaiga, taip. Buvo dienose Herodo karaliaus žydavos, tarnas kaplanas, nekursiai Zacharijas iš Redos Abajo ir matė, ta prasme, kaip moteris žmona, iš dukterų Aaron ir vardas Elizabeta. Bet teisus buvo abudu po akim Dievą, vaikščiodami visos prisakymosų ir teisybė viešpaties, be barnės ir neturėta vaikų, todėl kaip Elizabeta nevaisinga buvo ir abudu didį amžių turėjo. Tai va, tada Giedraitis čia jau yra 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pradžia, 1816 jau išėjo, reiškia, vertimas buvo šiek tiek. Buvo dienose Herodo karaliaus žydų žemės kunigas, nekursiai vardu Zacharijošius, iš eilės Abijošiaus, o moterį jo iš duktero Arono, o vardas jos Elžbieta. O buvo abudu teisėjai akise Dievo, vaikščiojantį visuos prisakymuose ir nusiteisinimuose viešpaties be papeikimo, o neturėjo anie sūnaus, dėl to, jog Elžbieta buvo nevaisinga, o abu buvo paėjusių dienose savo. Paėjusių buvo dienose savo. Ir tada paskutinis yra iš Kvanto Biblijos, tai yra ne vieną kartą leistas, tai jau yra 19, galima sakyti, amžius ir 20 pradžioje buvo. Čiese Erodo karaliaus judėjus buvo kunigas iš urėdystės Abijošiaus, vadinamas Zacharijošiumi ir jo pati iš dukterų Aarono vardu Elžbieta. Bet juodu abu buvo teisių po akių Dievo, vaikščiojamų visuose prisakymuose Dievo be nuotarties. Ir juodu neturėjo vaikų, nėsa Elžbieta buvo nevaisinga ir buvo abu gerai pasenusi. Tai vat, kam yra reikalingi vertimai, tai mes turime priartinti tą tekstą ir prie dabartinių kartų. Ir tada visą tai tampa gyva ir tada visą tai neša didelę naudą mūsų dvasiniam gyvenimui, mūsų pažinimui, visom prasmėm. Ir paskutinis dalykas yra mūsų gražiosios Biblijos. Tai yra pati
pati gražiausia turbūt akiai dalis, nes iš tikrųjų vertimai, Biblijos įrašai buvo vertinami visada ir menininkai tikrai dėjo daug pastangų tam, kad jinai visada atrodytų gražiai. O mūsų bendradarbiavimas su Vilniaus knygriščių gildija, kada mes bendrai rišom tas visas Biblijas, jūs atkreipsit dėmesį, kiek meilės yra įdėta, kokių technikų, kokių tik tai čia išmonių nėra. Taip, kad tie menininkai parodytų savo įsivaizdavimą, savo meilę šitai knygai. Bet apie tai tikrai geriau papasakos Rimas, tai aš jam perleidžiu žodį. Ačiū labai.